Dalykai, kuriuos mes žinome, kuriuos jūs galbūt pamiršote ir kuriuos jums svarbu prisiminti. Geros savijautos galia dabar. Mes vadiname save Abraomu ir kalbame jums iš nefizinės dimensijos. Žinoma, turite suprasti, kad jūs taip pat esate kilę iš nefizinės dimensijos, todėl mes nesiskiriame vieni nuo kitų. Jūsų fizinis pasaulis yra nefizinio pasaulio projekcija. Tikrovėje jūs ir jūsų fizinis pasaulis esate nefizinės šaltinio energijos tęsiniai. Šioje nefizinėje karalystėje mes nenaudojame žodžių, nes mums jų nereikia. Mes taip pat neturime kalbų, kuriomis kalbėtume, ar ausų, kuriomis klausytumėmės, nors puikiai bendraujame vieni su kitais. Mūsų nefizinė kalba susideda iš vibracijų, o mūsų nefizinės bendruomenės arba šeimos yra paremtos ketinimais. Kitaip tariant, mes spinduliuojame tai, kas esame vibraciškai, ir kiti, turintys tą patį ketinimą, mūsų supranta. Jūsų pasaulyje vyksta tas pats, nors dauguma jūsų tai pamiršo. Abraomas yra nefizinių būtybių šeima, natūraliai susibūrusi dėl mūsų galingo ketinimo priminti jums, mūsų fiziniams tęsiniams, visatos dėsnius, kurie valdo viską. Mūsų ketinimas yra padėti jums prisiminti, kad esate šaltinio energijos tęsiniai, kad esate palaimintos ir mylimos būtybės ir kad atėjote į šią fizinę laiko, erdvės ir realybės dimensiją kurti su džiaugsmu. Visi, kurie yra susitelkę fiziškai, turi savo nefizinį atitikmenį. Be išimties, tačiau dauguma fizinių būtybių buvo tiek išblaškytos savo planetos fizinės prigimties, kad išugdė stiprius pasipriešinimo modelius, kurie trukdo jų ryšiui su savo šaltiniu. Mūsų ketinimas yra padėti tiems, kurie prašo padėti prisiminti šį ryšį. Nors visi fiziniai žmonės turi prieigą prie aiškaus bendravimo iš nefizinio pasaulio, daugelis to nesuvokia. Ir dažnai, net kai žinote, kad tai įmanoma, išlaikote minties įpročius, kurie veikia kaip pasipriešinimas, trukdantis jūsų gebėjimui sąmoningai sąveikauti. Tačiau tinkamu laiku atsidaro aiškus komunikacijos kanalas, ir mes galime vibraciškai perduoti savo supratimą tiems, kurie gali aiškiai priimti ir išversti mūsų žinią. Būtent tai čia vyksta per esterą. Mes siūlome savo žinias vibraciškai, panašiai kaip jūs suprantate radio signalą, o estera priima šias vibracijas ir paverčia jas atitinkamais fiziniais žodžiais. Tačiau nėra tinkamų fizinių žodžių perteikti mūsų pasitenkinimui ir džiaugsmui, kad galime šiuo metu tokiu būdu pasiūlyti jums savo žinias. Mūsų stiprus troškimas yra, kad būtumėte džiaugsmingi ten, kur esate būtent dabar, šią akimirką nesvarbu, kur tai būtų. Suprantame, kaip keistai šie žodžiai gali skambėti, jei esate vietoje, kuri atrodo taip toli nuo tos, kurioje norite būti. Tačiau mes jums visiškai pažadame, kad kai suprasite galę jaustis gerai dabar, nesvarbu kas bebūtų, turėsite raktą, kuris įgalins bet kokią būties būseną, bet kokią sveikatos būklę, bet kokią klestėjimo būseną ar bet ką, ko trokštate. Šie puslapiai parašyti specialiai tam, kad geriau suprastumėte save ir visus aplinkinius. Juose galite rasti pagalbos, tačiau žodžiai iš tikrųjų nemoko. Tikrosios jūsų žinios kyla iš jūsų pačių gyvenimo patirties. Ir nors jūs nuolat renkate patirtį ir žinias, jūsų gyvenimas yra ne tik apie tai, jis yra apie pilnatvę, pasitenkinimą ir džiaugsmą. Jūsų gyvenimas yra apie nuolatinę išraišką to, kas jūs iš tikrųjų esate. Jūs girdite tik tai, ką esate pasirengę išgirsti. Mes kalbame jums įvairiais sąmonės lygiais vienu metu, bet jūs priimsite tik tai, ką esate pasirengę priimti. Ne visi iš šios knygos gaus tą patį, bet kiekvienas skaitimas suteiks jums kažką daugiau. Tai knyga, kurią tie, kurie supranta jos galią, skaitys daug kartų. Tai knyga, kuri padės fizinėms būtybėms suprasti savo santykį su Dievu ir visa kuo, kas yra tikra. Tai knyga, kuri padės jums suprasti, kas esate, kas buvote, kur keliavote ir viską, kas tęsiasi toliau. Ši knyga padės jums suprasti, kad jūsų kelionė niekada nebus baigta. Ji padės suprasti jūsų santykį su praeitimi ir ateitimi, bet svarbiausia, ji pažadins jūsų sąmoningumą apie jūsų galingos dabarties jėgą. Išmoksite, kaip patys kuriate savo patirtį ir kodėl visa ši galia slypi jūsų dabartyje. Galiausiai, ši knyga padės jums suprasti jūsų emocinę orientavimo sistemą ir jūsų vibracinį tašką. Čia rasite procesų seriją, kuri padės jums vėl susijungti su savo nefizinė dalimi procesų, kurie padės pasiekti bet ką, ko trokštate. Kai taikysite šiuos procesus ir kai jūsų atmintis pabus galingiems visatos dėsniams, natūraliai pajusite, kaip grįžta gyvenimo džiaugsmo skonis.